Aš ir nelaukiau kitokių rungtynių, žinant gruzinų tradicijas, charakterį, aišku, kad jie norėjo reabilituotis už pirmas rungtynės ir kažkaip kiek galima geriau sužaisti antras. Aikštelėje buvo daug kovos, daug ir grubaus žaidimo buvo, galbūt netgi per daug. Gerai, kad psichologiškai nesugriuvom, parodėm charakterį, gerai gynėmės, išskyrus atkovotus kamuolius, čia kelia daug problemų ir reikės gerokai padirbėti tuo klausimu. Per daug kamuolių atkovojo nuo mūsų lentos. O šiaip su tokiais pakelimais, nusileidimais, principe, daugiau mažiau buvo viskas normaliai. Klausimai? Ir Manto Kalniečio antakis? Ne, kakta ir labai giliai, labai daug. Ir prakirsta kakta šičia, daktarai susiuvo, bet gana gerokai. Ligoninėje? Kažkur vežė turbūt. Smegenų susirinkimo nėra. Nepaklausiau, bet jeigu jisai grįžo ir jeigu jau tęsė savo kaip kapitono pareigą šaukdamas, tai turbūt viskas gerai. O jums sumaišė smarkiai planą? Šiandieną jis turėjo galbūt kažkiek daugiau žaisti negu tos 4 minutės. Jau po truputį norėjau jį įjungti, bet ką padarysi, gaila, kad dabar nežinau, ant kiek laiko jis iškrito. Ar jūs susidarėt kokį vaizdą, kurį žaidėją planuojate atkabinti na rinktinę? Galvosiu paskutiniu momentu. Treneri, dabar turėsit šiek tiek laiko, kaip toliau ruoštis? Laiko ne per daugiausia, nes rytoj treniruotė, poryt 2 treniruotės ir taip toliau skrendame į Suomiją, sužaisim rungtynės, grįžtam į Klaipėdą turnyras, tai čia to laiko kaip ir nėra. Ruošiamės kaip ir ruošiamės, dar galbūt vienas kitas rungtynės paeksperimentuosim, paskui jau reikės daugiau pagrindinių žaidėjų. Aišku, Jonas prisijungs, vėl turėsim didelę dalį skirti laiko jo įtraukimui į rungtynės ir taip toliau.